Ateinu aš prie jūros, aš nematau, va, taip, aš žiūriu, pavyzdžiui, tai aš matau didžiulį srautą, va tokį, va eina ir dažniausiai būna ryškiai mėlyna su auksiniu. Susijungia su dangum? Ten kiaurai eina, ten nieks nesijungia su dangum. Ten energija į žemę ir va taip ten nėra jokio va tokio skirstimo, horizontalaus nėra. Ten yra va tas va visas rautas ir ten bet ką įdėjus, tas rautas va taip, nes ten yra nuneša tarsi, ar ne? Jo, išvalo, net tau, kaip sako, dėl ko prie jūros visi atsigauna ir trumpiau reikia būti atostogauti, todėl kad negatyvą nuplauna. Žmogus maudas ir jam automatiškai astralo jo valo sunkesnį, tą valo, nesunkesnis, tankesnis ir automatiškai žmogus gyja, žmogus veiksta. Čia yra fizika. Čia nėra, sakau, jokios mistikos. Čia yra, vat, ką Dievas mato, kūrėjas, ne, mumise. Tai paprasčiausiai va taip ir veikia viskas. Tai kai bloga nuotaika, reikia važiuoti prie jūros išsimaudyti ir iš karto pagerės. Taip, patikėk. Ir ypatingai, jeigu didelis skirtumas temperatūrų, tai ten tik ir va taip jautiesi toks grinai kaip. Bet stovinčiam vandens telkiny kokiam prūdėjau tokio efekto nebūtų, nes nėra surumo, gėlas vanduo ir plius jisai nepratekiamas. Yra visą laiką, kai yra temperatūrų pokytis visų pirma, nes padidėja kraujotaka ir kame tu spindėti kitaip pradedi. Pas tave sugreitėja visi procesai, kai temperatūra žemesnė vandens ir tu spindėt pradedi. Kai tu spindėt pradedi, tu švieti, įsivaizduok, pavyzdžiui, auksinėje, ne? Visata, kuriejas mato auksas. Ir tą auksą didina. Reiškia, tau tu irgi, kaip, pavyzdžiui, šiltas jau vanduo žydintis, ten tada bakterijos irgi šviečia. Ir ten tu kaip sakyt, tu apsijungi ir daug šviesų. Ir kiek tu ten turi savyje daugiau, nes visata visą laiką reaguoja, kiek pas tave daugiau ko. O žmogaus įtaka, tarkim, žmogus su tam tikra nuotaika gamino šitą dirbinį. Taip. Jisgi įdeda irgi savęs, savo energijos į tą gaminį. Tai tas gaminys tuomet spalvinasi dar plus kita spalva. Taip, priklausomai. viskas susieta. Jeigu, pavyzdžiui, piešia žmogus ane stalą, nupiešia ranka. Yra viena spalva, jeigu bus programa, kita spalva. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokie šablonai iš viso, tokie net nenaudoja dizaineris, pavyzdžiui, gali naudoti šablonus, ane? Kažkokias formas. Dedu ir gaunu kažkokį gaminį.